su didžiausiu džiaugsmu sveikiname Jūs prisijungus prie Interbolt, naujos kartos kabelinės televizijos. Šis trumpas video gidas padės Jums tinkamai paruošti mūsų kabelinę stotelę naudojimui ir leis Jums pasinerti į televiziją, kokios Jūsų namai dar neturėjo. Jūsų patogumui pagrindinius stotelės pajungimo žingsnius jau atliko mūsų Interbolt darbuotojas, pristatė stotelę į Jūsų namus. Tad atsipalaiduokite. Sunkiausia jau atlikta už Jūs. Dabar beliko tik 3 paprasti žingsniai. Pirmas žingsnis. Interbolt stotelės dešinėje matysite mygtuką Power On. Jį paspauskite. Nuspaudus mygtuką įsijungs žalia švieselė. Interbolt distancinio pultelio aktyvavimas. Norėdami aktyvuoti, vienu metu nuspauskite abu programų ieškojimo mygtukus ir palaikykite nuspaudę 5 sekundės. Po 5 sekundžių pultelis sugros Interbolt melodiją. Atminkite, kad pultelio aktyvavimas yra vienkartinis ir jo kartoti daugiau nereikės. Naujomas 3AA tipo baterija. Galėsite dalyvauti specialiuose interaktyviuose žaidimų laidose. Linkime sėkmės. Štai ir pasiekėme trečiąjį bei svarbiausią žingsnį – kalibraciją. Tam, kad kalibracija būtų kuo tikslesnė, atsisėskite priešais televizorių ir įsitikinkite, kad Interbolt stotelė yra Jūsų akių lygyje. Jeigu gyvenate vienas, gali pradėti. Čia gyvena daugiau žmonių, būtinai pasisodinkite juos eilę šalia savęs. Kalibracija svarbi visiems Interbolt naudotojams. Kalibracija reikalinga, visi galėtų pilnavertiškai naudotis visomis Interbolt funkcijomis. Nuspauskite System ir Recall mygtukus ir palaikykite 10 sekundžių.
tai ir viskas. Dabar esate tikras Interbolt šeimos narys. Jei pajutote staigų mieguistumą, nesijaudinkite ir prigulkite pailsėti. Jūs to nusipelnėte.